Sveiki, daugumą girdėjote apie kinų startuolį DeepSeek ir šiandien norėčiau palyginti su nemokamu ChatGPT O3 mini. Pasidarysim keletą testų ir pasižiūrėsim, kas geriau veikia. Tiesa, nenaudosiu ChatGPT O3 mini High, nes tai prieinama tik tai vartotojams, kurie moka už ChatGPT, kadangi DeepSeek R1 yra prieinamas vartotojams už dyką, tai todėl bandysim O3 mini taip pat, kuris yra prieinamas visiems. Tiesa, po praeito video manęs klausė, žiūrėk, sako, aš prisijungiu prie savo nemokamos paskyros ir pas mane nėra O3 mini. Taip, nemokami paskyroj, jisai vadinasi Reasoning. Jeigu turit mokamą paskyrą, tai atrodys štai taip, čia gali pasirinkti O3 mini High ir štai čia naudosim tai, kas yra prieinama visiems vartotojams, kurie nemoka už ChatGPT. Ir kadangi tai yra lietuviškas kanalas, visas užklausas teiksiu lietuvių kalba. Tai pažiūrėsime, ar tai bus iššūkis, tarkim, kinų startuoliui DeepSeek. Tai pirmoji man užklausa skamba taip. Įrodyk Pitagoro teoremą, naudodamas geometrinį metodą. Taigi įdėsiu tą užklausą į ChatGPT ir įdėsiu į DeepSeek. Tiesa, kad naudoti DeepSeek Reasoning modelį mes turim įjungti DeepThink. Ir pabandysiu paleisti abu vienu metu ir pasižiūrėsim, kas greičiau susitvarkys su šia užduotim. Kaip matot, abu modeliai, bando apgalvoti, bando rasti geriausius būdus, kaip tai padaryti. Kaip matom, O3 mini jau tai padarė, o DeepSeek vis dar galvoja. Taigi pasižiūrėkim, kaip tai atrodo. Tai labai naudinga mokantis, nes mes turime visą sprendimą, visą aprašymą. Gerai, o DeepSeek vis dar galvoja. DeepSeek veikia šiek tiek kitaip, nes į savo platformai turi keletą agentų, kurie atsakingi už skirtingus modelius. Tai vienas yra matematikas, kitas yra programuotojas, trečias gali būti lingvistas ir panašiai. Todėl jie, kad aiškinant paprastai, jie tarpusavį kalbas ir kiekvienas pateikia savo idėjas. Tai šiek tiek įdomesnis reasoning modelis. Nesu tikras, kaip veikia ChatGPT O3 mini, kadangi tai yra uždaro kodą. Tačiau DeepSeek veikia būtent taip pat, turėdamas didelę agentų grupę, komandą, bando išspręsti problemas. Kaip matom, labai ilgai DeepSeek tvarkosi su šia užduotim, bando įvairiausius variantus, nenori pateikti klaidingų variantų, ar ne? Nes su ChatGPT O3 mini mes atsakymą gavom, pažiūrėsim per kiek sekundžių, per 6 sekundės. DeepSeek, jeigu gerai pamenu, jisai nerašo, kiek užtrunka, tai ko gero reikėtų pasidaryti kažkokį timerį, ar ne? Taigi, abu atsakymai yra teisingi, tik, DeepSeek įsitikino, kad pateiks tikrai teisingą variantą, o ChatGPT O3 ko gero ne tiek daug galvoja, kiek jis jau turėjo šį sprendimą savo duomenų bazėje, ar ne, ir, manau, skirtingais atvejais skirtingi ir šių modelių panaudojimai. Taigi, kita mano užklausa skambės taip. Išsamei paaiškink fotosintezės procesą. Taigi, duodam tai DeepSeek ir duodam šią užklausą ChatGPT O3 mini. Aš net nebijoju, kad O3 mini įspręs tai labai greitai, turiu omeny, pateiks atsakymą, paaiškinimą, kas tai yra fotosintezė. Matom, kad galvoja 13 sekundžių, tai dvigubai ilgiau negu su Pitagoro teorema. Ir štai mes turim visą aprašymą, kaip tai vyksta, kokie vyksta procesai. Iš tikrųjų įdomu, su ChatGPT O3 mini iš tikrųjų mes, galim labai daug ko išmokti. Ir tai, kaip yra pateikta informacija, mes, daug dalykų, kurių mes nesuprantam, ChatGPT O3 mini labai išsamei paaiškina. O kai matom su DeepSeek, ko gero daugumą susidūrėt su šia problema, kad server is busy, please try again. Kas reiškia, kad serveriai yra labai apkrauti ir prašau pabandyti vėliau. Pabandykim iš naujo pateikti čia užklausą
Tiesa, ChatGPT O3 mini tuo ir patinka, kad jisai pateikia labai išsamias analizės, labai išsamiai atsako į klausimus ir tai padaro ganėtinai greitai. Kai ChatGPT, jis irgi nemokamas. Tiesa, šie abu modeliai šiandien nemokami, tiek kad O3 mini su nemokamu padu galite naudoti 10 kartų per dieną, turėjom pateikti 10 žinučių. Už ChatGPT mokantis vartotojai gali pateikti iki 150 žinučių per dieną su O3 mini reasoning modeliu. Ir kaip matom, DeepSeek nenori dirbti, nenori veikti, tai pasidarykim šiandien tiesiog trumpą apžvalgėlę, ar ne, iš kurios galim prieiti išvados, kad O3 mini mums naudoti apsimoka labiau, plus tai, mano manimu, yra saugesnis modelis, nes visa informacija neiškeliauja nežinia kur. Ir jo labiau, jis yra patikimesnis, mes žinom, kad užėję ir paklausę, mes visada gausim atsakymą nepriklausomai nuo serverio apkrovos. Taip, tai buvo pačioj pradžiai ChatGPT prieš, daugiau negu 2 metus, tačiau šiandien tos problemos nebėra. Kiek aš žinau, tokių serverio apkrovų, kad neleistų generuoti žinutės, nebeturim. Tai, žinoma, mano rekomendacija naudoti ChatGPT O3 mini, nes, DeepSeek kol kas yra dar labai rimtas ir saugumo klausimas, duomenų nutekėjimo klausimas. Ir kaip matot, su juo gan kebu dirbti, kadangi serveriai labai dažnai būna nepasiekimi. Tai toks trumputis video, trumputė apžvalga. Ačiū, kad žiūrėjote. Pamėkit video, jeigu jis jums patiko. Pasidalinkit su savo draugais. Užsiprenumeruokit kanalą, jeigu dar neprenumeruojat. Ir iki sekančių video. Ate!